Noriu Jūs pakviesti birželio 19-21 dieną parodoje Agrovizija į Swedbank stendą, kuriame galės gyvai pasikonsultuoti su Swedbank komanda, kuri mielai atsakys į Jūsų visus iškilusius klausimus. Swedbank stende galėsite išbandyti laimės ratą ir laimėti robotą vėjapjovę bei kitus Swedbank prizus. Aptarkite savo ūkio planus su banko specialistu. Registruokite konsultacijai Swedbank LT. Sveiki, Agro žmonės, mano vardas Darius ir jūs įsijungėt Agro Reidą. Šiandieną sveikinuosi iš Platelių, bet važiuosim į Salantus pas ūkininką Marių, kuris vienas pats augina net 200 galvijų, turi 2 savaigius smulkintuvus ir kam jam tie 2 savaigiai smulkintuvai, likite įsijungę ir netrukus sužinosite. Jeigu dar nesubscribinat mūsų kanalą, būtinai tai kviečiu padaryti, nes kaip žinia, mums taip pat geriausias įvertinimas. Smagios peržiūros. Kaip čia reguliuoti pasiėmai? Aš nežinau, ko tu manęs klausi. Tu naujas pirkinys. Šiandien dūmai parūko, tai kaip čia nutiko? Eilinė diena ofise. Tikrinu, kiek vienas ūkininkas gali patempti. Tai šiuo metu ir virš 200 galvų ir aš vienas. Kas čia per nesąmonė? Čia ir kad sudedi dublius, ką kart nutrūksta, kad nepamestum to. Nėra. Yra. Nėra. Na, aš sakau, kad yra. Kas? Pamiršau, kaip tai mane vadinas. Atsibodo. Kiek galima vergauti? Draugaus, kooperuosis, greičiausiai tie ir tie išgyvens. Nu, geriausiai iš visų navigacijų, kas Lietuvai prekiaujam. Tai kaip jinai vadinas? Aš nesuprantu, pas ūkininką atvažiuočiau, aš sėt naktį, sakytų, tu pigiau sėjai naktį, man taip čia išeina. Ir aš turiu kelti sėt naktį, nam sėklų išpilinėti. Čia pat nesąmoningiausia nesąmonė. Dirbo su Swedbank? Jo, dirbu, finansavimus lengvai gauti. Pus gerų savaitę skambin, patvirtum tavo finansavimą. Palaukit, sakau, aš dar neperku. Siemai nusipirkau vieną Bigiksą dar. Lafa. Nu, tiek ramiai galim gyventi, kad tik tai spėk projektas kurt ir davai į priekį. Ką veikėt laisvalaikį? Kokį laisvalaikį? Tai koks planas šiandien? Turit tą smulkintuvą didelį? Tuoj brolis sukalibruos mane trašas, nes aš nesu gabus. Nes aš retai te gaunu traktorius pavairuoti ir lieksim, nuvešim manau smulkinti, nes kitą kaimynų paprašiau, kad pakeistų, nes šįryt reikia pasnuoti ar nuliekti abuom ir pasikeisim, pavalgysim pietus, paskui važiuosim kukurūzų pažiūrėti, kaip išdyga. Į fermą prašoksim, apžiūrėsim, jei reikės, jei norėsim. Aišku, kad norėsim. Kaip, ką man tas ūkis, matai, toks ant durniaus ir aš esu, brolis savo ūkį. Tai jokių samdom nėra, nieka. Kiek gyvuliukų laikot, kad tokią smulkintuvą reikia? Ir jau per 200 perlipau galvų, kojų tai bus apie 800. Plus dar, paslaugėlę atliekam vienkietai, pasėjam, nupjaunam, susmulkinam į kukurūzus ir žolę. Ai, tai paslaugą čia teikėte, ne? Kiek laik turim, bet svarbiausia savo, kad optimalių laikų. O seniau antrą pirkau tam, kad išvažiuoju pasmulkinti, savo nebespėjai, kaip ten sako, batsivis be batų. Tai nusipirkau antrą porą batų. Viskas po 2. Ant vienos kojais ir ant antros kojais. 2 JCB, 3 Negoland, bet reikia dar vieną įsitaisyti kaip nors. 2 smulkintuvai, 2 kinanai. Kiek žemės dirbat? Kartu su broliu beveik 200. Oho, ir tiek daug technikos. Bet kaip gerai, ateini, kur nueisi, prie skatrau kaimynų, nueisi ten man padėti traktorius, kas nors. Visur pasiėmi, važiuoji, nėra jokių, kaip sako, eilėj stovėti nereikia. Faina. Ir galimybė nusipirkti, kodėl nenusipirkti. O kas tas galimybės sukuria? Ir projektai, pirmiausia, kai ir projektai jau pasitvirtinti, tada ir finansavimus lengvai gauti. Koks Swedbank jau paskolin 1 eurą. Dirbo su Swedbank? Ar sunkiai su jais ten susibendrauti? Dabar praeitam projektui tik užsiminiau, kad kaip į finansavimą reikėtų. Daugmaž sako, atsiūs, ką tu čia nori pirkti. Nusinčiau, pus gero savaitę skambin, patvirtum tavo finansavimą. Palaukit, sakau, aš dar neperku. Jau pinigai sąskaitoje, ne? Ne, sąskaitą nebuvau, bet finansavimą patvirtinu. Tai taip, palaukit, kebra, aš dar nesusidėlioju viską iki galo. Teko susidėlioti. Siemai nusipirkau vieną Bigiksą dar. Tai kiek čia pinigų iš jūs? 700 000, man atrodo, gal. Taip, dien pinigai. Jau mokėjimo agentūra iš pradžių sako, iš vis, kam tau smulkintuvą reikia, ne vien žmogus neperka. Sakau, sukum aš smulkins pašar. Įpresai, sako, ir savikrovės, visoks priekabus, rinktuvės. Neišein man su savikrovė kukurūzų susmulkinti. Neišein. Tai, kad perki atskirai, nes savikrovė gerai, reikia gerti traktoriaus. Traktorius 300 000.
Savikroju gera 200 000, tai jau smulkintuvo kaina atsistoja, jau kur dar kukurūzam kažkas pasmulkinti. Nėra toik daiktas. Tai bendroj sumai smulkintuvus išeina kaip ir pigesnis reikalas, negu surinkti visam ūkiui reikalingą techniką, tokiais nesąmonėmi, plus, kuo gyvybiškiausiai pašar paruoš savaikis, kaip bebūtų taip. Tai kaip čia veikia, jinai? Ką čia Viskas čia veikia, viskas jie afigenai. Ir rapsą sėjam, ir kukurūzą sėjam, ir su mikrotrašom yra. Dar dėl veiksmingumo važiuosim aiškinti, verta jas pirkti, neverta, nes, brangiau kas anus. O kodėl jūs rinkotės tokią sėmą? Aš norėjau būtinai prikabinamą, kad būtų, su dideliu bunkeriu ir plats padar. Tai norėjau 8 eilučių būtinai, jau ne kokių 6 ir panašiai. Kad, traktoriaus nedraskyti, prisikabinį ir ant galvą. Sakau, broliui, davai, nusiperkam tą vairavimą automatinį galų gale pagaliau. Tai to neėmėm kompiuterį, tai užsisakėm navigacijai. Dabar turim įsėjimų valdymą, tai atsimė 6 000 automatiškai plus vairavimus įsidėjai. Tai už 15 000 išėjai nereali navigacija. O kas yra nereali navigacija visų nuomonė? Geriausiai iš visų navigacijų, kas Lietuvai prekiaujam, į to aš pirkau Latvijai. Tai kaip jinai vadinasi? AG Leader. Nežinau. Parašykit komentarą žiūrovai, ir čia geriausia navigacija. Nieks negali rašyti, nes nieks neturi. Nes aš buvau prieš 2010 metais SV Technik prekiavo, tai tų laikų ją turiu, tai tu man tų palydovų ten prigauda, jokių abonementų nereik mokėti, 2,5 cm tas tikslums ir vien žodžiu su visais. Su visais navarotais. Ir nereali. Jau dabar netyčia brolis vis laik pasižiūrėdavo, nes turėjom tą apsigreidinti, tai ieškodavau, kas čia ją beprekiauja, Lietuvai nieks nebeprekiauja beveik ten ir kažkaip bet nežymus. Atvažiavo Latvijas, sumontavo, sudėjo, irgi toks fanats ten belekoks, tai nereali. Ir visi Google žemėlapiai užsikraun, tu stoji laukus, matai, kaip sėjai su kraštovaizdžiu, su visko, fantastika. Kiek pjaunat žolės? Šiemet buvau šiam hektarą. Dedat į silos duobes? Į duobes, į kaupelius, į viską, tik ne į rulonus. O kodėl? Tu kam, rulonai kažkur savai, kam vargti? Greitai cap, 1-2 valandą, 2 karis pašertas, važiuojam toliau. Ką veikėt laisvalaikį? Kokį laisvalaikį? Samdom pas manis kaip nėra, nėra, ne kaip. Išeiginių neturi, atostogų neturi. Kodėl ne lazeriai? Nereik, niekam tulėm, aš stengiuosi naktį neblūdyti. Aš nesprant, pas ūkininką atvažiuočiau, aš sėt naktį, sakytų, tu pigiau sėjai naktį, man kaip čia išeina. Ir aš turiu keltis eiti naktį nam sėklų išpilinėti. Čia pat nesąmoningiausi nesąmonė. O kas čia per nesąmonė? Čia ir kad sudėdi dublius, kart nutrūksta, kad nepamestum to, tu jau sutaupai. Ar matot Pienas LT kooperatyvo naudą? Čia taip. Kokia? Nes ūkininkauju, kaip sakiau, 20 metų, o Pienas LT narys 15 metų. Tai tuos 5 metus perėjo visas pieninis absoliučiai, prisigaudžiau daug žilų plaukų, nes kaip kaina kyla, taip tylu ramu. Kol nepaskambini, tol tau nedadės kainas. O kai krenta jau, kaip šventį, būdavo kokį nors šventį, būtinai kainą turi numušti. Tai, pastoviai barniai, pastoviai papildoms darbs, tau kainą sekti. O čia lafa. Žinai, kad mokės tiek, kiek gali mokėti, kiek nieks niekam daugiau nemokės, mažiau nemokės, nereik rūpins, pakels kainą, nepakels. Tiek ramiai galim gyventi, kad tik tai spėk projektus kurt ir davai į priekį. Tai matot vertę, nebūt kooperatyve? Nerealus dalykas, vienas geriausių sprendimų. Mums įdomu, kaip žolės smulkina. Važiuosim pažiūrėti? Važiuojam, kiek aš laukiu gali. Atvažiavam dabar į lauką čia pažiūrėti, kaip jūsų naujas pirkinys dirba ir čia biškį turėjau nuotikį, dūmai parūko, tai kaip čia nutiko? Eilinė diena ofise, kadangi žolė galanda peilius, pagavo vien kitą pūką, biškį nurūko, bet sėkmingai viskas įvyko. A dažnai pasitaiko tokia situacija, būna gaisrų, esate turėję gaisrų ūkį? Ūkį didelį gaisrą nesam turėję. Toj, kad technika sudegt, kažkas ten tokių menkų, kadangi pasiruošę tam, laukiam, tai vis laik spėjom užsigesinti laiku. Matėm gesintuvą, turit pasiruošę, ne? Kiek kainuoja toks smulkintuvas? 500 000 neužtek, man atrodo. Už grynus pirkat? Kaip už grynus? Nesu matęs tiek grynų, pavedimų. Šveds paskolina. Swedbankas, ne? Swedbankas paskolina. O kur dingsi?
Kaip be paskolų šiuolaikinis ūkis. Aptarkite savo ūkio planus su banko specialistu. Užsiregistruokite konsultacijai Swedbank LT. Tai jūs sutinkate, ne, kad norint augti reikia skolintis už savus, turbūt nelabai išeitų, ne? Tokiais tempais nepauksi už savus, nes labai ilgai taupyti reikia. Tai gal geriau pasiskolint, o ant palūkanų uždirbti, atsiperk. Tai matot tame naudą, ne? Aš matau, kiti geriau, kad nematytų. Man daugiau darbo bus. A didelė konkurencija? Pastaruoju metu daugėja, bet pas mane tie nuolatiniai klientai ir aš anų daug neusigrobiu, su kiekvienu pabendrauju, neskubam, ramiai, naktim neblūdijam, tai visi patenkinti, kiek sako. Pasikeliant į kabiną tam smulkintuvui yra kodėl? Tai labai šaunus dalykai, dirbi naktimis kartais, arba Jūs sakėt, vakarais. nedirbat Vakarais, iki 10, ruduo greit sutemsta. Ir pjauni aukštus kukurūzus, nes velniai ūkininkai išmoka auginti. Tai vat pasikeli virš kukurūzų, tada vairuotojai žymiai lengviau ir nepavargsti, ir nes nemujojas, nes kai sėdi naktį, šviesos visi kukurūzai šviečia ir atrodo už metrą išprotėt galima. O čia pasikeli, tai vat ir akyse prašysėja. Ką čia pasisėt? Čia atvežė sudanžolį pirmam, čia 3 pravažiavimai ir, o čia į sorgai. Bet tie sorgai prastėjo, te dykst kažko, O nesuprantu. kam jie reikalingi? Sakė, vietoj šiaudų tipų galima, tik kad čia nedaug tier, tai čia aš nežinau, kas išeis. Nu, pabandymų. O negaila žemės bandymam? Gaila, o ką daryti? Nepabandysi, nesužinosi. Ok, čia koliukų prisismaigstė, tai čia irgi kažkokie bandymai, ne? Jo, čia prisisėjau kukurūzų visokių bandomųjų veislių, firminių, nefirminių. Tai žiūrėsim, kas pauks. Tai čia 8 vagos ir be mikrotrašų, tų startinių, 8 su startiniam trašom. Tai eisim pabandyti pakasti, ar veikia, nes ir pasėti gegužės 22, šiandien 27, ne? 4 dienų rezultatas, abu sudygę nebus. Tai va, čia reikėtų pabandyti pasimurziot. Vakar čia te buvo, to nesimatė. Per vieną naktį kiek užauga. Čia su trašom ar be trašų? Čia be. Padarom kadrą. Ateičiai. Dokumentuojat viską, ne? Ne, pirm kart gyvenime. 4, 5, 6, 7, 8. Čia turbūt su mikrotrašom. Vakar geresnis skirtum buvo atradęs, nei šiandien. Ok, važiuosit šiandien sėt? Važiuosiu, pabandysiu, dar biškai pasiterliuoti, dar į keli laukai. Iki vakarinių melžimo turiu laiko, tai reikia kažkaip išnaudoti. Ar rūgštus pasidirvožėmės čia Žemaitijoje turėtų būti, ar ne? Prieš 2 metus mus visus laukus savo tyrimus atidariau, padariau. Lietuvos konsultavimo tarnyba padarė teisingiau. Visi laukai žaliuoja pas mane panašiai. Ir momentais, kur kalvelį kokie ten rūgštesnis, bet čia su jį pasikalkins, aišku, bet... Kokias kalkės naudojat? Nu, kalcitą, ne? Jo, čia tas panaudojau. Kodėl? Todėl, kad kukurūzus pardavinėjau į Latviją, į biodujas, į pro šalį važiuodavau, tai pasikraudavau ir parveždavau man to pačiu. Išėjau ir ant transportų taupiau, ir tie uždirbu, visiems buvo gerai. Visi laimingi, ne? Taip, į naują kalcitą noriu nuvažiuoti į ekskursiją, pažiūrėti į tus kalnus. Šventė buvo, man atrodo, čia nesiniai kažkoks žygis. Tai buvo žygis, bet dabar organizuoja klientam. Fainas kolektyvas, ne? Papasakoju, mergaitės kažkokios. Gražios. Taip. O kaip derlius džiugina? Gražiausias iš visų pas mane. Kiek apvažiuoju, žmonių apsmulkinu. Čia 3-5 tonų iš hektarų labai. Ir pas mus šiandien ir tos nulios žemės. Ir čia kem bal, man atrodo. Ir neperpilant trašų belekiek, nes, vis laik taupiai pas mane. Mėgstat apsipirkinėt per Black Friday? Ne, šiaip nemėgstu. Bet pirkinių turit? Turiu vieną, netyčia. Kaip čia buvo? Kažkaip šeriu vieną dieną karvės, kaip tik tas Black Friday matyt pasitaikė. Tai vaikštau po fermą, skambink kažkoks, prancūziškai šneka. Sako, laišką buvai, siuntė šią angarą, klausė, kaip tik sako, šiandien Black Friday. Vat gal nori angarą nusipirkti, nuolaidį ir sako, porą tūkstančių, sako, įmes kavančiuką. Ir užsakom, pasirašom sutartį. Kadangi aš tą puslapį buvau seniai užėjęs, jau parodoj buvo Hanoveris įsiradęs, tai kokį 10 metų aš jos žiūrėdavau, vis nesiryždavau. Čia buvo NMA projektai kaip tik, reikėjo savęs elektrinę pasistatyti. Tai va, galvoju, bus mano pakojai,
saulės elektriniai, antžeminiai, matyvelniai, surizikuosiu ir pagriepsiu šitą angarą. Tai va taip ir nusipirkau netyčia angarą per Black Friday. Ir patenkintas pirkiniu. Jo, kiekvieną kartą atvažiuoju, pasidžiaugiu, nes labai gražiai spindi prieš saulę, cinkuotas, kaip ten jie sako, deep hot galvanized. Ne šiaip bilikoks lenkiškas cinkavims, tai vat už papigiai 250 kvadratų. Su lietvamzdžiu, su vėjalentėm, su veilo keliu po apačią, kad nekapsėtų, tai su šito angarų tentiniu nėra ko net lygint, čia fantastika. Ir labai puikiai kaina gavos, tai esu labai patenkinti, plus gavau 5 balus, kadangi saulės elektrinę pastačiau ir buvau prieinams NMA paramą. Matom gyvuliukų čia turite, ne? Kokią tu telyčaičių istoriją? Tus telyčaitis mano šiųmetinis pirkinys ir nusipirkau, iš akių parsivežiau. Tikrinu, kiek vienas ūkininkas gali patemti. Tai šiuo metu ir virš 200 galvų ir aš vienas. O jeigu turėtumėt fūrą, ką dirbtumėt su fūra? O, fūrai esu jau irgi prigalvojęs ir srutas pavežti, ir priekabą galėt siūsti su savaigiu kartu, silosam vežti. Pilną paketą tokia, ne? Jo, iš Anglijos dabar parsisiunčiau įkainius kontraktorių. Kiek kas kainuoja, tai žiūriu, kad mes biški pigokai imam. Reikėtų kelt kainas, nes pieno kaina panašiai ta pati ir tiek Anglijai, tiek čia. Gaila, kad tie mažiukai nyksta, auktų daugiau. Jiems reikia angariukų piršti daugiau, išmokyti paleistas karves, palaidas padaryti. Ir ten labai daug atsirastų tokių, nes kiek užsienį apvažiavęs, tai ten yra tas ūkininkas, tur traktorių. Nu. Ten 200 karvių ūkis, tur vienas kreperį, kokį nors dalytuvą, įkrautuvą, viskas. Su visą kitą kontraktorių atliek. Tai kiek pinigų sutaupau. Nereikia pirkti, nereikia operatorių, pats ūkininkas vargšas dirba, meldžia karves gražiai, nerūp kas laukuose, atvažiuoja kontraktoriai, padaro, visi laimingi, tie uždirba. O tai ūkininkas esat, kodėl taip yra? Ūkininkai nori viską savo turėti? Ar kaip čia? Pakol kas tos params gyvenim gadin, nes kai gauni su 5% kažką nusipirkti, tai kažkaip apsimoka, atrodo. Bet kai bereikia jį įsvadinti tą daiktą, nupirktą kažką, tai kažkaip jau ir nebeapsimoka. Baigsis tos params, tai metai 2 liko, tada pradės gyventi kontraktoriai greičiausiai. Nes kitos išeities išgyventi nebebus greičiausiai, nedideliam pieno ūkiai. Kiek per pastaruosius metus užsidarė ūkio? Vien iš mano klientų bent kokie 3-4 krito su pienu. O didelį, ta prasme? Buvo ir nuo 100 karvių, ir 120, ir 3 karvių, tokių. O kodėl baigė, kad neapsimoka, ar ten žmonių trūks, ar atsibodo? Atsibodo greičiausiai. Kiek galima vergauti? Nes kaip valdžia bando skatinti tos mažus šeimos ūkius, nors aš galvoju, aš irgi taigi šeimos ūkis, nes darbininkų samdomų nėra, viens pats dirbu. Bet ir 7 su viršum karvių, 100 galbūt irgi prie to paties. Tai ko, aš ne šeimos ūkis. Bet valdžia kažkaip pasaka šeimos ūkis, įsivaizduoja 20 karvių, šeima tipo dirba. Bet kodėl jiems nebūtų 100 karvių, nes puikiai galėtų apsidirbti. Ūkis ir hobis, ir gyvenimo būdas. Labai brangus hobis, žinok. Tai kaip fainai, kai gali sau leisti brangų hobį ir iš to dar kažkiek uždirbti. Einam pažiūrėti, kaip dirba pieno fabrikas. Pieno fabrikas. Čia daugiausiai laiko praleidžiat? Turėčiau praleisti, bet dėja. Čia jūsų ofisas, ne? Ja, čia mano, matai. Per čia Agroridą žiūrit? Ne, kadangi įsijungs šaldytuvas ir negirdžiu, ką šneka. Holmerį žiūrit? Jo, tokį norėčiau. Aš žinot, kas atstovauja jūs. Lietuvai nėra atstovų. Yra. Nėra. Ir ten, bet ten agroservizo turi, pats Batvins Paraun, pats konkretaus Holmerio atstovo nėra. Yra. Nėra. Na, aš sakau, kad yra. Kas? Pamiršau, kaip tai mane vadinas. Nes nėra. Lenks jį pats artimiausias. Aš buvau prieš 2 savaitės susitikime, jie kvietė mane, jie gavo oficialų atstovavimą. Tai va čia mano sekantis vizija. Tai, žodžiu, kreipsitės į Swedbanką pinigėlių. Greičiausiai. Pirksit tokią mašiną ir įterpinėsit mėšlus. Jo, nes mano matėt rezervuaras pilnas, tai reikia įsterpti. Tai pirmiausia viskas, ko reikia man, o tada galiu ir žmonėm pasiūlyti. Čia tas robotas, ne? Kaip jis tai veikia? Eina pro durys karvė, pasimeldžia ir išeina. Į darbą visą laiką tai nemeldžia, neužger, nei ką. Dirba
kaip laikrodis. Kodėl tokius robotus rinkotės? Nes geriausi pasaulyje. 60% pasaulio robotų ir lelių. Tai ko aš mandresnis. Kam nesirinkti, kas patikrinta. Kas čia bus? Čia nupjovėm pirmą žolę. Į bus eksperimentinis lauks, Elinka. Tai nenaudojom jokių randapų, nieko. Sulėkščiavom, įterps, privežėm belekiek šūdą. Ryt po ryt dar suskutus sėsim kukurūzą. Turėtų man iki užaugtą. Gegužės galės sėti, kada jos nuimat? Kaip ir visus, vienu metu. Užaugo kas nors? Užaugs. Kem tonų iš hektarų be problemų. Dabar pats laiks ir sėti. Kodėl? Todėl, kad šilta žemė, geros oro sąlygos, biški lietaus šiučiut, kad daugiau būtų, matant to tik rizikuojam, bet greičiausiai, kad nusimato lietus po 2 savaičių belekoks, tai viskas bus gerai, užaugs. Esu prieš Patjoninės pasėjęs kukurūzą, tai kaip purškiau, nebuvo jų net matyti, žolės jau žėlė, bet galvoju, chemiją nupirktą, matyvelniai, bus kas bus jau, nupurškiau. Atėjo ruduo, kukurūzai buvo gražesnį už šalia. Tik tai dar šiek tiek nokimą trūko, bet kadangi buvo šalia laukas, tai 2 priekabą čia pripjaunam, 2 priekabą čia, persimės su savo, kai turi jokių problemų. Nuvažiavo, nusipjovė, viskas buvo puiku, pašar turim tiek, geriau nereikia. Kai bulvės kasa, nebūna kaime talkata vadinama, tai čia irgi žiūrėkit kaip vyksta procesas. Prieš tai, kur važiavo ryte su mano savaigiu pavažiavo, nes turėjome reikalų su popieriais, po piet čia, dabar išėjai savo, kaip žiūrėt, visur spėjom. Į visur, našiai, moderniai, nes vienam tokia viską supirkti, praktiškai be šansų arba, sakau, turi turėti tūkstančiais, o kadangi aš stumdytis nemėgstu, tai man užtenka tiek, kiek turiu, geriau draugiškai. Tie, kas draugaus, kooperuosis, greičiausiai tie ir tai išgyvens. Tokia Lietuvos realybė. Kiek čia ūkio technikos dirba? Kelių ūkių? 3, ne? 3 ūkių. Ir jūs vienas pats dirbot su 200 galvų. Daug tokių ūkių Lietuvoje yra dar? Kolegų tokių turit? Neįsivaizduoju, neieškojau. Moters nesusirenku, kur aš dar kolegas iškosi 200 galvų. Tai parašykit žiūrovų komentaras, ar yra dar ūkininkų, kurie dirba su 200 galvų, vienas pats ūkininkas. Svarbiausia visi darbai padaryti plius minus. Ir dar vieną kitą paslaugėlę galim steigti. Parvažiuoja fligelis, čia mūsų dulkių užkels. Tai ką, ačiū už skirtą laiką, ar ne? Buvo smagu. Tai ką, ačiū žiūrovom, kad žiūrėjot ir iki? Dar nežiūrėjai. 20 metų. Dar ūkininkausi 20 metų? Ne, dar 20 neūkininkausi. Greičiausiai. Kodėl? Mirsiu. Aptarkite savo ūkio planus su banko specialistu. Registruokite konsultacijai Swedbank LT.